Labas rytas, bičiuliai, kolegos miškelės broliai. Vasario 18 dieną. Ežeras Salagų, pietų Prancūzija. Oro temperatūra 4 laipsniai dabar, vandens temperatūra 8. Tai aš žinau, nes mano draugai vakar žvejojo. Plaukius skambino, sakė, jie nieko nepagavo. Aš antrą žvejybą šiais metais. Užvakar atsidariau upėje su Nikolajum. Atsidarėm upėje, išplaukėm. 3 valandas paplaukėm. 3 kibimai, 2 šamukus. Vienas mažylis, šis pusantrinis, aš ištraukiau, Nikolajus iki 7 kg. Slikai naktiniai, šitie šliaužiantis. Nepritidžiausi tokie, nedidukai, aš jau 20 vienetų turiu. Tai kadangi slikai nedideli, tai maždaug po 4-5 eis ant kabliuko. Oras dabar toksai tuščias, bet pagal prognozę po 4 valandų, jau link pietų, po 13 valandą prasidės lietus ir pakils vėjas. Tad aš norėjau vėliau, bet po to, kad nešaltum vandens, bet pasižiūrėjau prognozę, nusprendžiau ryte. Čia žvejosiu maždaug tarp 10 ir 15 metrų. Čia 300 metrų dabar nukritimas iki tokios briaunos. Briauna maždaug už 300 metrų. Šią žinau. Ir va šitą zoną. Tikiuosi, man čia leis vėjas. Nieko daugiau. Draudimas pas mus plėšrūnų, tai yra lydekų draudimas. Ant ežero nieko nematau, ten matau vieną plūdurą. Tai greičiausiai karpistas sėdi. Jo plūduras, antras plūduras, karpistas susimetęs, bet jis čia sekliau, aš plaukiuosi gerokai giliau, tai kad aš be konkurencijos. Vienas ant ežero ir pabandysiu pasiplaukti. Kągi, susitiksime ant vandens. Plaukiu. O išplaukiu ir šiandien padarysiu truputį vieną. Čia dabar 9 metrai. Tiesiog vieną, taip aš vis tik su vienu gaudau meškerykočių. Nes traukiant būna problemų, jie susipainėja. Šiandien aš darau taip, 9 metrai. Aš jau pakeliu, šiek tiek nuo dugno. Vieną palieku, jis bus pastoviam 9 metrų gylyje. Antrą meškerykotį pasiruošiu ir metras nuo dugno. Kažkas 30-50 metrų dugno pabelsiu. Nesimu šitą chalutą. Nemanau, kad čia man dabar padėtų ar pakenktų, nes aš vis tiek žvejosiu vienoje vietoje. Nuplaukiu kibimus, aš matysiu. Emocijų. Slikai nedideli, tai aš juos nėra maži, nėra dideli, aš po 3 kol kas juos uždėsiu, daugiau nedėsiu. Stengiuosi, ieškau sužalotų, nes jie ne taip va, pundelis sliekų, nedidelis, bet čia šamai nėra labai galingi. Čia 30 kg, didesnį turbūt, 35 turbūt, daugiau. Ir nesu šitą ežere pagavęs. Tas spiningas bus pastoviam gylyje, spiningas, meškerykotis. Šitas su šitu varijuosiu. Kol kas, čia kaip minėjau, 9 metrai aš pamatau. Ir plauksiu, aš iš lėto palengva, link gylio. O dėl to karpistas yra vienas. Pasitinčiau joje, aš lėtai judėsiu ir pasižiūrėsiu. Aišku, nėra gerai su 2 meškerykočiais traukti šamais. Jis turi galimybę pilnai sukti antrą, bet čia kilmų nėra, ežeras. Ežeras tai jau kas, aš jūs įsitrauksiu ir supainiotą. Ir labai susimakalos. Aš vis lėto kol kas ir klojus. Jau pradedu traškėt, pasižiūrėsiu, kuriam gylyje reikia pasidėti
taip įrankius, kad kibimų metu sugebėčiau pakirsti. Nepatinka man su dviem, bet pasiieškosiu, kuriam giliai bus aktyvus. Nu, 10 minučių kol kas tuščia. Išėjau 11 metrų gilį. Šitas tempėsi metras nuo dugno. Tas dabar 2,5 kažkur metro nuo dugno. Kol kas. Pirmų 10 minučių tuščių. Paviršyje, ant paviršinio. Bet neprisukęs aš nesurašęs. Tas, kuris paviršyje, ne nuo dugno. Po valandos laiko pirmas grįžtelėjo. Nedidelis, bet paviršinis. Įdomu. 10-tukas, gal 15-kinis. Ir ne nuo dugno. Čia mano antras spinningas. Gerai, kad jisai čia pačioj šliaužė. Aš turbūt, ko gero, aš jį galiu pasiimti, bet aš dėl visako turbūt pasidėsiu pirštinę. Ne. Nereikia. Tos pirštinės. Va šį puikiausiai vanduo skaidrus, pamatysite ir jį. Ką mes čia turime tokius, manyčiau, 5-6 kg šamiukštis, kablys labai puikiai įsėdęs. Na ką, atsidariau ežere. Ir paviršinis šamiukas. Va tokį turim. Šaunu. Nu dar vieną. Pirmas šamukas užkibo 3,5 metro nuo dugno. Šitas prie dugno eina, o antras 2/3. 2/3 nuo dugno pakeltas. Tad ant jo staigus ryškus kibimas, reikia čia paklaksėti. Nedidukas, o dar išlieko galas, liko. Nuplėšys man. Gal pritaikysiu dar. Na, čia manyčiau žvejyba. Žiemos žvejyba. Jeigu dar vienas kibimas būtų labai šaunu. O tai va. Antra žvejyba, jau kažkoks rezultatas yra. Nenufilmavau, bet šitoje vietoje čia vėl gilis 12 metrų ir vėl 3 metrai nuo dugno. Buvo šamokas, per pusę vandens pakėliau, kol į kamerą įjunginėjau, jis nusikratė. Bet nemanyčiau, kad jis buvo didesnis kaip 5 kg. Irgi aš įkėliau viršų, tik 2-1. Stiprėja vėjas, jau po 11, 3 valandos ant vandens, 2 kibimai, 1 šamukas, bet pradėjo vėjas kilti, banga, ir kaip ir pranešė, nuo 12 valandų lietus, man čia krantas 200 metrų iki mašinos, dar pabandysiu pasistumti šiek tiek prieš bangą, labai patogu. Ir jau pabangiai, bet čia taip nesunku. Truputį prikloti per tą tarpą, kai tik tai su kvakle padirbti. Fizinis krūvis gerai, puikiai mankšta. Ir nors dabar man toks oras labiau patinka, kai va šiek toks vėjukas raibuliuoja. Pabaigsiu, tada pakomentuosiu. Pačią minutę, kai tik išjungiau ir atsargiai, jau prie
prie mano važiavimo. Čia kad tik tai netoli nuo mašinos. Trečias kibimas. Spardosi, bet šitas nuodugną paėmė. Opa. Jis kyla į viršų. Šis labai traiskalas. Ai ne. Irgi 5 kg šarukas. Sliekus nutaškė. Velnas, atsidaryk savo to, žiūrėk. Antras 5 kg šamukas. Nu ką, bičiuliai, pakuojus aš matomai link namų. Užtek šiai dienai. Ačiū, kad žiūrėjote. 2 po 5 kg šamukai ištraukti. Šiai dienai man pilnai užteks. Gerai. Dėkui iki sekančio. Smagi buvo žvejyba.